Sveiki visi, besidomintis ir jaučiantis. Esu Edmundas Skirda, kažkada baigiau fiziką, po to pradėjau domėtis ezoteriką. Tai pasitarę su bendraminčiais ir nutarėme kurti dar vieną mokyklą, kuri taip ir vadinsis Naujo gyvenimo mokykla, nes mes norėtumėm pasidalinti su jumis visu tuo nauja, ką teko surinkti per savo gyvenimą, kas ir mums patiems patinka. Norime sukurti naują mokyklą vien tam, kad daugelį Lietuvos ir pasaulio mokyklų pasigėdome tiesiog vientiso pasaulio vaizdo. Ir visą gyvenimą rinkau informaciją, dariau atitinkamus bandymus, pats sukūriau keletą technologijų. Ir dabar norėčiau pasidalinti tuo su jumis, todėl nutarėme įkurti dar vieną mokyklą, kuri taip ir vadinsis Naujo gyvenimo mokykla. Ir pabandysim jums perteikti visą tai, ką pavyko sukurti per tuos daugelį metų. Ir tiesiog galbūt pakeisti jūsų pasaulio supratimo vaizdą. Ir pasidalinti visu tuo, ką vis tik tai, kas mums patinka, kas mums patiems tinka. Norėčiau pasakyti dar ir tokį dalyką, kad dažnai tiek gydytojai, tiek tai ekstrasensai ir kiti panašus, sakykime, teigia, kad štai aš išgydžiau žmogų. Deja, pasirodo, kad nei ekstrasensai, nei gydytojai žmogus išgydyti negali, jei žmogus šito nenori. Praktiškai gydytojas, ar tai ekstrasensas, ar bioenergetikas, iš tikrųjų jisai yra kaip tas pirmas lašas, kuris galbūt pastumėja žmogų pasukti jį kitų kelių. Jei viskas lieka po senoviai, niekas nesikeičia. Mes norėtume pasidalinti su jumis dar ir tokią informaciją. Žmogus turi savo subtiliuosius kūnus. Mes savo tą pagrindinį kūną fizinį prižiūrim, maudam jį, šukuojam, prausiam, valgydinam, kitaip prižiūrim ir lepinam. O savo kitus subtiliuosius, kurių tiesiog nematom ir apie juos užmiršo pasakyti vidurinėje mokykloje, juos palikam likimo valiai. Taip pat pasirodo reikia prižiūrėti ir tos subtiliuosius, jei norim gyventi geriau, mažiau sirgti, būti geresnės, laimingesnės būsenos. Žmogus turėtų išmokti gyventi iš savo energijos. Ir visi kiti yra tik tai pagalbininkai. Tai turiu omeny, ar tai yra gydytojai, ar bioenergetikai, ekstrasensai, kiti žmonės, kurie jiems padeda. Kiekvienas iš jų, aišku, dirba jūsų atveju kaip treneris. Tai va tokie patys treneriai galim pabūti ir mes, jei jums būtų įdomu išmokti patiems, taip sakant, meškerioti, vietoj to, kad gauti gatavą žuvį. Tiesiog kitos gyvenime išeities nėra.